Sveiki, brangieji. Šiandienos tema bus, kas jūsų laukia per didžiąsias metų šventes, per Kalėdas, Naujuosius metus, galbūt kokie įvykiai, kokios staigmenos, kas gero, kas nelabai gero, kokios nuotaikos bus, galbūt netgi ką gausite dovanų. Žinoma, čia juoko forma, bet aplamai apžvelgsim, pažiūrėsim, kas nusimato. Kokios nuotaikos, kokios tendencijos, kokie įvykiai tokie ryškiausi per šventes bus. Todėl, manau, daug variantų šiandieną neimsim, užteks dviejų, pirmas ir antras, rinkitės intuityviai, apie nieką negalvokite, tik apie save. Susikoncentruokite ties savim ir tuomet pradėsim. Kol ruošiu kaladę, aš priminsiu, kaip ir žadėjau visą gruodžio mėnesį apie tai kalbėsiu, kad iki gruodžio 31 dienos nuolaidas sielos formuliai vietoj įprastų 70 eurų tik 35 eurai. Dar yra keletas vietų link gruodžio pabaigos. Dar tikrai turite galimybę šiais metais, atsiprašau, dar turite galimybę šiais metais iki naujųjų metų gauti savo sielos formulę ir iš esmės dalinai arba visiškai pakeisti savo gyvenimą, savo požiūrį į save, aplinkinius žmones, į situacijas, kodėl galbūt su jumis kažkaip elgiasi, arba jūs elgiatės su žmonėm, kur jūsų blokai, kur jūsų stiprios, silpnos pusės, koks jūsų karminis kelias, dėl ko jūs atėjote į šitą žemę, jūsų juodas mėnulis, Lilit, juodas demonas, kuris dažnai temdo mūsų gyvenimą ir sukuria tokius nematomus blokus daug kur kažkokiose gyvenimo sferose. Tai kas jaučiatės nerealizavę savęs, neatradę, galbūt su sveikata yra problemų, nes dažnai irgi kai kurios planetos stipriai nuėjusios į minusą labai paveikia mūsų sveikatą, atitinkamus organus, tai irgi duodu visą spektrą pradirbimo būdų, kaip kelti planetų energetiką. Tai jeigu jaučiate, kad kažkas dar kažko nežinote apie save, nesuprantate gal save, savo charakterio, kažkokių tai įvykių savo gyvenime, tai maloniai jūsų lauksiu ir dar tikrai turite galimybę iki naujųjų metų gauti savo sielos formulę. Taigi, dar pridursiu, nuolaida taikoma tik astrologijai, tik sielos formuliai 50%, taro konsultacijom, analizėm netaikau nuolaidos. Čia tik tiem, kas nori iki naujųjų metų atras save, supras save, analizuoti, iš kur kyla gyvenime kažkokie tai įvykiai, aspektai, dėl ko vyksta vieni ar kiti įvykiai. Taigi, jau čia prišnekėjau, prikortavau, pradedam nuo pirmojo varianto. Žiūrim, kas per didžiąsias metų šventes, Kalėdas, Naujuosius arba tam laikotarpyje, kas nutiks jūsų gyvenime. Jau nori kaladė kalbėti, jau šokinėja. Gerai, žiūrim, kas nutiks, ko tikėtis, kokios nuotaikos. Dar. Vat buvo ta korta iššokus ir atgal ją padėjau, bet jinai vėl išlindo. Žiūrėkit, iš karto tokia eina informacija, negaliu aš jos ignoruoti. Žiūrėkit, gali būti, jeigu jūs renkatės tarp dviejų vyrų, tarp dviejų kažko, kas tai bebūtų,
per šventes gali būti susidūrimas. Gali būti pokalbis, gali būti fizinis kontaktas, gali būti kažkokie tai nesusipratimai tuo klausimu. Arba jeigu tai ne fiziniam plane, gali būti susirašinėjimas, galbūt kažkoks konfliktų sprendimas per susirašinėjimą. Bet čia labiau man rodo, žinot, vat, 2 vyrus. Tai jeigu jūs turite pasirinkimą tarp 2 vyrų, tai tikrai gali būti, kad arba vienas apie kitą sužinos, arba kažkaip ta informacija išplauks, arba galbūt kažkokioj draugų kompanijoje būsite, kas nors ką nors pasakys, vat, vienam apie vieną kitą, arba kažkas va tokio gali nutikti ir jo, gali būti kažkoks tai toks, nu nesakau, kad čia fizinis konfliktas, bet gali būti kažkoks tai vat, kažkokie va tokie nesusipratimai dėl vyrų, dėl santykių, vat. Jo, čia vat gali tas būti, net jeigu taip konkrečiai kalbant, tai gali net reikėti, pavyzdžiui, išprašyti kažką iš namų, išprašyti, išvaryti iš patalpos galbūt, nu išeik, nekelk čia konfliktų, nereikia man čia šitų, nu vat kažkas tokio gali būti. Žiūrim, čia filmuoja. Jo, čia dar žinot, kad gali būti. Čia dar gali būti, kad gausite žinutę. Gausite žinutę, kad pavyzdžiui, žiūrėkit, jeigu jūs esate, nu, va tas žmogus, kuris renkatės tarp 2 kažko, galite gauti žinutę apie tai, kad va žinau, kad tu su tuo ir tuo bendrauji, žinau, tu turi tą ir tą, arba nu, vat kažkas, suprantat, tą tokią dvigubą tokią poziciją gali būti, vat išaiškėti tai gali. Jo, čia gali būti padėtas taškas. Nu taip, žinokit, tuoj mykčiat pradėsiu, ne? Žinokit, jo, čia konkrečiai, nu vat žiūrėkit, nu kaip kortas kalba, nu jeigu net mes kalbam apie vyrų konfliktą, bet žiūrėkit. Vyras nurodo pirštu į kitą vyrą. Matote? Čia net korta po kortą krenta. Nu, ta prasme, čia labai ryškiai jaučiasi. Prašau, nepamirškite, pakomentuokite, ar tai gali būti jūsų situacija ir ar taip nutiks. Vėlgi, jūs čia jau gaunate kaip įspėjamąją žinutę, tai jūs turite galimybę, jeigu jūs girdite, kad tai apie jūs gali būti, jūs turite galimybę kažkaip to išvengti, nes visuomet per kortų skaitimus, jeigu mes žiūrime kiek į priekį, galima kažką padaryti, kad to išvengti. Ar ne? Mes galim kažkaip pakreipti situaciją, kažkaip palaviruoti. Aš matot, nežinau nei jūsų gyvenimo, nei jūsų situacijos, nei bendravimo. Aš negaliu nieko patarti, tik jum pačiai žinoti, bet galite kažkaip palaviruoti, kad to išvengti. Gerai, žiūrim. Dar įvykiai kokie bus be šitų. Nu, vad žinokit, čia vieną tą patį rodo, kad čia gali būti nukirstas jau kažkoks bendravimas su vienu arba su kitu, arba netgi su abiem. Čia rodo, kad moteris gali būti padėjęs tašką. Nu, tarkim, jeigu nu, nežinau, kokiu mastu gali būti tas va, toks aiškinimasis, bet gali tekti labai
arba atsiriboti nuo abiejų, arba nuo kažkurio vieno. Žodžiu, baigsis tie va tokie žaidimai, reikės padėti tašką, nukirsti kažką. Jo, jums žinokit, jums reikės pasirinkti, su kuriuo būsite. Bet jeigu girdite, kad čia jūsų situacija, kad va taip yra iš tikrųjų, kad galbūt renkatės, ar vis tiek kiekviena turi nuojautą ir išgirs savo, tai jums reikės pasirinkti, su kuriuo būsite ir nustoti iliuzuoti, fantazuoti ir gyventi ir save maitinti kažkokiom fantazijom. Jums reikės ne galvoje projektuoti kažkokius vaizdinius, o imtis pačiai veiksmų. Nu gerai. Dar bus kokių nors įvykių be šitų aiškinimuose? Kažkas pozityvesnio ar bus? Kortas parodykit. Ne, nu čia žinokit, va šitas variantas, atleiskit, nu aš dar išmesiu kelias kortas, bet man žinokit apie vieną ir tą patį kalbą, jums reikės nustoti fantazuoti, jums reikės nustoti iliuzuoti, grįžti į realybę ir pasirinkti vieną iš dviejų. Nu tiesiog, pavyzdys, galbūt vienas labiau patinka, kitas turi daugiau pinigų, vienas su jumis maloniau bendrauja, kitas ten kažkoks stabilesnis, aiškesnis. Žodžiu, čia labai ryškiai eina, dėsit ant svarstyklių, dėsit pliusus, minusus ir atrodo, kad šitam pirmam variantui apie vieną ir tą patį, apie pasirinkimą, ir turėsite nuspręsti galutinai, padėti tašką. Čia buvo pas mus, nu taip, per 2 karalienę, turėsite. Čia buvo. Matote, kruvinas kardas, peilis, ar ne, turėsite kažką nukirsti, turėsite padėti tašką galutinai, dvigubom situacijom, ten kažkokiem tokiem dalykam turėsite labai kažką atkirsti, kažką turėsite pabaigti. Gerai, pažiūrim dar kelias kortas, gal šitam variantui dar be šitų įvykių, gal dar kažką parodys. Matot, mes kadangi žiūrim pačius ryškiausius, tai aukščiausių jėgų akimis tai bus turbūt pats ryškiausias įvykis per šventes. Žiūrim dar. Žinokit, truputėlį atsiprašau čia. Muziką buvau nutildžius. Žinokit, ne, šitam variantui aš nieko daugiau tokio ypatingo nematau. Matau, kad gali būti kažkuris vienas jau išeis iš jūsų gyvenimo, paprasčiausiai iš vyrų. Žiūrėkit, jeigu jūs laukiate, jeigu jūs buvote kažkokiam laukime, galbūt jums per šventes pasidarys aišku, žiūrėkit, irgi toks galimas variantas, kad negalėjote galbūt apsispręsti, galvojote,
su kuriuo čia vat tinkamiau, tai paaiškės situacija, jums kažkas išaiškės, galbūt vieno norai, kito žmogaus norai, kuris į jūs rimčiau žiūri, kurio ketinimai aiškesni, galbūt jums pasidarys aišku, nu kaip pavyzdys, netgi būna tokių atvejų, kai žmogus išgeria ar ne per šventes ir pamatysite, vat, gal tikrai charakterį, galbūt kažkokį tai jo planus galbūt pasakys, ar nu, vat, nu kažkas jums pasidarys aišku, jūs pamatysite ir pati padėsite tašką ir nu, gali būti, kad susimastysit, kaip aš galėjau vat, abejoti, ar kaip galėjau galvoti, vat, kažkas tokio, jums kažkas ta situacija, kuri tokia buvo ištempta kurį laiką, kuri vat, kažkokia buvo neaiški, vat jinai pasidarys aiškesnė ir kažkas jums pasidarys aišku, prašviesės ir protas prašviesės, ar ne, ir padarysite pati, žinokit, ir pasirinkimą, ir tašką padėsite. Oi, nu įdomus variantas, aišku, galvojau, daugiau kažką pamatysim, bet nu gerai, kad pralinksminti pirmąjį variantą, pažiūrim, galbūt ką gausite dovanų per šventes, gal mums parodys, gal pradžiugins jūs, ką gausite dovanų per šventes. Žiūrėkit, labai ryškiai eina kažkokia galbūt keramika, galbūt gausite kažkokią vazą, kurios norėjote, tarkim, arba gali būti gausite kažkokią dovaną panašią kaip ir pernai. Vat pernai kažką gavote tokio ir galbūt šiemet irgi gausite vaza, ąsotis, galbūt kažkokie indai. Gali būti, kad pavyzdžiui turėjote kažkokių krištolinių taurių, indų, ir jums šiemet dužo, galbūt jūs kažkam vat, netgi iš artimųjų sakėt, vat, kaip gaila dužo taurė, kaip gaila toks gražus komplektas buvo, nu vat kažkas tokio. Tai gali būti, kad gausite šiais metais kažkokių krištolinių indų, galbūt kažkokių keramikinių, galbūt kas buvo pas jūs sudužę ir jums labai gaila buvo ir gali būti, kad tą patį gausite. Arba tokį patį, arba labai panašų, galbūt rinkinį, arba gaminį, vat, kažkas tokio gali būti. Jo, čia žinokit, vat, šitas variantas labai apie indus, apie, nu gerai, jeigu tai net gal ne taurės, galbūt lėkštės, galbūt kažkokie, vat, nu vat su indais, kažkas susijęs su indais, taurėm, lėkštėm, vazom, dubenėliais, galbūt kažkokia keramika, galbūt, nu nenoriu aš čia tiek plačiai pasakot, bet kiekvienas išgirs savo, jum galėjo tai sudužti, lūžti, kažkas galėjo tokio nutikti ir galbūt jūs kažkam jau pasisakėt, vat, kaip gaila, arba norėčiau vėl kažkokio tokio gaminio. Tai vat, gali būti, kad per šias šventes būtent tai gausite. Arba kažką labai panašaus, kad jums tai atstotų būtent tą gaminį. Tai va, ačiū labai už pirmą variantą. Galbūt tikėjausi kiek kitokių naujienų, bet kas eina, tą turiu sakyti. Labai ačiū žiūrėjusiam, ačiū klausiusiam, tikrai labai lauksiu jūsų komentarų, jūsų kažkokių pastebėjimų, lauksiu jūsų žinių, jeigu kažkam išsipildys, įsisaugokit video ir paskui pakomentuokit, jeigu iš tikrųjų tai įvyks jūsų gyvenime per šias šventes. Taip, dabar mes pereisim prie antrojo varianto. Šita kaladė kiek atviresnė, tai aš dėsiu kortas toliau. Pažiūrėsim, kas antrojo varianto laukia per šias šventes. Kokios nuotaikos, tendencijos, galbūt kokie įvykiai, pokalbiai,
viską, kas ryškiausia per šventes nutiks, tegul mum parodo. Gerai. Žiūrim, antras variantas. Kas nusimato per didžiąsias metų šventes, kokie įvykiai. Žiūrėkit, šitam variantui taip. Pirmas dalykas. Palaukit, čia tos kortos. Aš dar gal tolėliau patrauksiu, kad YouTube'as. Va taip, žiūrėsim. Antram variantui pirmas dalykas, ką jūs galite gauti labai romantišką žinutę, romantišką pranešimą, pokalbį, kažkas susijęta su jausmais. Gausite galbūt meilės prisipažinimą, galbūt žinutę, ilgai laukite, myliu tave, tiesiog tokių žodžių galite sulaukti konkrečiai, myliu tave, supratau kažką, ar ne, va tokio gali būti. Kažkas, kas labai palies jūs stipriai, iki šaltkrečio net. Kitas dalykas, kas čia dar gali būti, galbūt turėsite per šias kalėdas fotosesiją arba per naujuosius metus. Galbūt jau susiplanavote, o galbūt gausite būtent kaip dovaną fotosesiją su šeima, su gyvūnu, tiesiog pačios savo, arba pati galbūt jau nusprendėte, kad eisite fotografuotis kalėdoms. Vat ryškiai eina tas toks blikstės kameros, ar ne? Tai antras variantas, galbūt turėsite fotosesiją. Kas dar? Pažiūrim. Dar žinot, koks gali būti variantas čia, šitos kortos. Per šias kalėdas gali būti, kad kažkas gali prašyti jūsų pagalbos ir tai jau, pavyzdžiui, žinote, kad tai ne pirmas kartas, jau galbūt tie žmonės arba tas žmogus kažkas jau jūsų yra prašęs ir jūs tiesiog šį kartą jau nusisuksite. Jau, tarkim, jeigu prašydavo paskolinti pinigų, jau šį kartą neskolinsit, jeigu tiesiate pastoviai pagalbos ranką, jeigu prašo kažko tai iš jūsų, ar ne, šį kartą, netgi galėčiau taip pasakyti, jūs pagudrausite. Net jeigu, tarkim, ir turite pinigų, šį kartą pasakysite, neturiu pinigų. Arba jeigu, tiesiog, kaip sakyti, jūsų energiją, jūsų laiką suvalgydavo, tas prašantis, ten padėk man su tuo, šį kartą pataupysite savo energiją, pataupysite savo laiką ir kažkokioj gražioj formai galbūt pasakysite, atleisk, užimta, neturiu laiko, neturiu pinigų, neturiu galimybės, kiekvienas išgirs savo, tai čia gali būti, šį kartą nusisuksite jau, bet čia nėra iš tos blogos pusės, kad nusisuksit, ar ne, bet tiesiog taupant savo resursą, savo pinigus, savo energiją, laiką, tiesiog pagalvosite apie save per šventes ir praignoruosite tą eilinį prašymą. Gerai, dar kokie įvykiai jūsų laukia? Žinokit, bet po to kortą gausite kažkokią malonę žinią. Sakau, arba meilės žinutę, arba meilės prisipažinimą, galbūt jums pasakys, kad čia myliu tave, arba tu ten mano mylimiausia, brangiausia, supratau, kad
Nu, kažkas tokio gali būti, kažkas apie jausmus. Šitas variantas gaus kažkokį tai, sakau, gal prisipažinimą, gal žinutę, pranešimą kažkokį tai. Arba jeigu tai nekonkrečiai bus, galbūt kažkokiais tokiais tokiais manevrais, ar ne, bet suprasite esmę, kad vat, apie ką eina kalba, kad vat, apie prisipažinimą, apie meilę, gal kažkokią, tai vat, apie jausmus. Dar. Dar. Jo, žiūrėkit, gali būti, kad, tarkim, jeigu žmogus buvo, nu kaip pavyzdys, ten vyrukas koks nors ten gal rinkosi tarp dviejų moterų, arba kažkaip netaktiškai, neetiškai su jumis elgėsi, tai žmogus konkrečiai gali pasakyti, elgiausi kaip kiaulė, buvau nesąžiningas su tavim, supratau, kad myliu tave, arba supratau, kad tu man labai svarbi. Nu, vat kažkas tokio gali būti. Čia apie jausmus. Šitam variantui apie jausmus. Ir jo, jeigu, tarkim, buvo kažkokie santykių trikampiai, irgi tai žmogus padarys. Čia jau, tarkim, jeigu pirmam variante ten labiau jautėsi, kad moteris turės padaryti sprendimą, tašką padėti, tai čia labiau jaučiasi, kad, nu, jūs kaip ir, ne tai, kad nuošaly, bet žmogus kažką apsisprendžia ir jisai vat, ateina su ketinimais, su jausmais, jums pasako, vat, supratau, kad noriu būti su tavim, arba kad myliu tave, arba, nu, vat sakau, kažkas tokio gali būti, kad sulauksite labai malonios žinios. Gerai. Dar, parodykit, dar kokie įvykiai laukia. Kas dar laukia per šias šventes antrojo varianto. Nu, žiūrėkit, čia dar gali būti toks variantas, galbūt jums kažkas pasiūlė kažkur nusifilmuoti, galbūt kokį nors ten, nu, vat sakau, vat su tais objektyvais, su tom fotosesijom, kažkas tokio. Žiūrėkit, tokia atėjo informacija, dar gali būti. Žiūrėkit, jeigu jūs tarkim, jūs galbūt jau turėjote fotosesiją ir jūs galbūt jau planuojate ten šventėm išdėti nuotraukas iš savo kažkokios fotosesijos, kur jūs fotografavo, filmavo ir galbūt tas žmogus pamatys jūsų nuotraukas ir va tokia, pagaus ir galvos, čia mano žmogus. Nu, vat kažkas tokio gali būti. Galbūt jūs išdėsite kažkokias profesionalias nuotraukas iš fotosesijos, galbūt kažkoks klipas, galbūt kažkoks filmavimas buvo, kažkas tokio. Ir arba bus, nu, vat sakau, čia nežiūriu aš tų laiko intervalų, bet arba buvo, arba bus ir žmogus pamatęs, tai labai, labai jį paveiks. Pa žmogų užsikurs, net atrodo viskas. Nu, žodžiu, toks jausmas, pamatys jūsų nuotrauką, ten jūsų video kažkokią ar dar kažką ir jo, čia labai gali suveikti. Dar bus kokie nors įvykiai.
Šiaip daugiau, žinokit, ne. Labai rodo ganėtinai tokias ramias šeimoje. Ramias šeimoje šventes, nerodo kažkokių. Žinokit, net neturiu daugiau ką pridurti. Čia šitas variantas labiau, žinot kaip, bet netgi rodo, galbūt eisite, netgi apsilankysite cerkvėje, bažnyčioje, kažkokioj tokioj, galbūt net į pamaldas nueisite. Aš nežinau, vat kas yra tikintis, galbūt kas tiki, kas vaikšto į tokias vietas, vat konkrečiai nurodo, kad galėsite ten su šeima galbūt lankytis, su savo kažkokiais artimaisiais. Tai ganėtinai ramios. Vat čia labiau, žinot kaip, šitas šventės antram variantui ne apie veiksmą, apie jausmus, vat, kad galbūt tas veiksmas toks lengvas, galbūt kažką tai vat veiksite, galbūt jau nusifilmavote, arba nusifilmuosite, ar nusifotografuosite, vat kažkokie vat gali vykti tokie malonus tokie užsiėmimai. Ir galbūt žmogus arba, čia vėlgi, čia kiekvienam savaip gali sugroti, bet arba vieniem prieš tas nuotraukas žmogus jau parašys, arba kitiem būtent po nuotraukų kokių ten ar filmavimo, ten kažkokių va tokių dalykų įkelimo. Po nuotraukos žmogus, vat, galbūt įkelsite nuotrauką kažkokią ir žmogus iškart pakomentuos ir vat pradėsite va tą bendravimą, galbūt susirašinėjimą, vat kažkas tokio eina. Bet ne apie veiksmą, čia nebus labai kažkokių tai dramų, kažkokių tai tokių kažkokių blogybių ten ar dar kažko, ganėtinai šiaip, normaliai pačias šventes, šeimoje, ramiai, sakau, vat, galbūt netgi kartu nueisite į kokią bažnyčią, cerkvę, galbūt į kažkokią tai tokią vietą, be kažkokio tai, be dramų, be cirkų. Jo. Su šeima prie stalo. Nieko, žinokit, šitam variantui nieko negaliu pasakyti. Na, pavyzdžiui, pirmas variantas labiau buvo apie tokį veiksmą, kad jau čia reikės labiau galbūt rinktis žmogui, čia galbūt gali būti ir kažkokie aiškinimais ir vat kažkokie labiau tokie apie veiksmą. O antras variantas jis toks kiek ramesnis, daugiau į jausmus, vat toks nueinantis. Tai va, labai ačiū žiūrėjusiam, klausiusiam, bus labai įdomu iš tikrųjų paskaityti komentarus, jeigu iš tikrųjų tai bus ir išsipildys, tai bus jūsų situacija, visada laukiu, bent porą žodelių galite parašyti. Taigi labai ačiū ir iki pasimatymo kitose video.